ruošiuosi išvažiuoti šiek tiek. Galvoju, galime pasiruošti kartu. Tai šiaip pavasaris neabejotinai yra tas sezonas, kai jau norisi puoštis, norisi labiau savim rūpintis, visi mes sveikatinamės, norim gražios odos, sveikų plaukų. Tai aš jums neseniai pasakojau, kad buvau Vilniaus Akropolio Euro vaistinėje, kur man atliko veido odos tyrimą su Bitmoji aparatu. Tyrimo metu Bitmoji aparato pagalba buvo vertinamas odos stangrumas, elastingumas, drėgmės balansas, pigmentacijos lygis. Tai man buvo iš tikrųjų labai įdomu pasidaryti tokią savikontrolę, ypatingai po žiemos. Ir rezultatas, kuris mane šiek tiek nustebino, bet labai kartu ir pradžiugino, mano odos amžius yra 27 metai. Šiaip labai įdomu, kad ir mano žygis pasidarė tą tyrimą. Jo veido odos amžius yra 44 metai. Tai svarbiausia registruotis iš anksto, o visi tyrimai bus nemokami ir beje tyrimų yra ir daugiau įvairiausių. Galima, pavyzdžiui, atlikti galvos odos tyrimą, kur įvertins jūsų plaukelių augimą. Kiek, pavyzdžiui, iš vieno folikulo auga plaukelių. Žiūrim. Tai kaip aš jums sakiau, tai šitus tyrimus gali kiekvienas atlikti visiškai nemokamai. Svarbiausia yra registruotis iš anksto telefonu arba internetinėme puslapyje. Šito reels aprašyme rasite visą informaciją. Visi mano išvardinti tyrimai yra atliekami neinvaziniu būdu, tai jie tokio rekomendacinio pobūdžio ir dėl išsamesnio gydymo be abejo reikėtų kreiptis į gydymo įstaigas ar į medikus. Bet šiaip registruokitės, naudokitės progą, jo, kad tai yra nemokamai ir pasidaryti tokią savikontrolę, kad ir rekomendacinio pobūdžio, man atrodo, yra labai faina.